Nu, tai dar kartą klausim. Ką jūs manot apie šiuolaikinį gyvenimą dabar VS? Kaip jums pačiam sekasi? To aš atsakysiu viską. Susikaupkit, aišku, čia reikia pagalvoti. Kad buvo. Aš su dviračiu važiavau ir traumuotas. Šiandien? Ne, prieš mėnesį laiko. O šitus rajoninės kultūros namus aš pats stačiau. Aš statybininkas esu. Ką va dabar jūs manot apie tuos šiuolaikinius iškrypėlius, dar kitaip, pederastai, lesbietės, tie visi? Nu, iškrypėliai, tie, kur vyrai su vyrais, moterys su moterim, tie iškrypimai visi. Na, žinot, aš tiesiog negaliu atsakyti. Yra tokie ir dainininkai, ir operos mėgėjus. Bet aš to dalyko nepadaręs, nepadarysiu. Nepraktikuojat? Jokių būdų. Aišku. Tai su merginam geriau jau. Aš nusikaltėlis nebuvau, to įsirgyti nebūsiu. Bet kaltas? Ne. Aišku, gerai tada. Ot gerai bent. Jokių būdų. Prisipažįstu. Aš gerbiu jaunimą ir gerbsiu moteris, taip. Bet to dalyko aš nepadaręs gyvenime nepadarysiu. Nu. Aišku. Gerai tada. Ir dabar vienas. Nei aš alaus galiu gert, nei ką. Man čia biškį pasidarė labai blogai. Tik išgeriat ir jau Ką? blogai ar kas? Niekas, aš turiu pasivaikščioti. Teisingai, tai prasivaikščiot gerai, geru oru, tik kad oras dabar biški chujavas, bet Nieko, nustos. Nu, tai nustoja jau lyt, ačiū Dievui. Ar 1 litro aš jau negalima gauti dar vaikinį ir mergaitį. Prašom, va, litas. Gerbė. Mes jūs irgi.